Abuon, tikrai, fantastiški norai. Klausom, dar vieną norą aš. O jie jau nieko nenori, pažiūrėkit, su Vilnius nori, tai čia. Nu, aš nebijau, aš drąsus senis. Ateinu to su Vilniu paklausiu, ko jisai nori. Naujo pilno miško. Naujo miško, nes jau visus aplinkui iškirtom, tai nėra darbo. Ir visai rūdyje. Reikia rūdos užsidėti. Reikia užsidirbti dar vieną mišką, tai vis tiek miško, kažkur tai porą hektarų. Galėtų stebėti. Maisto. Maisto, mato žmonės, tai martyriai vistikiausia nori, prašom. Žmogus. Taigi man, o daugiau čia dar, pažiūrėk, jūs, balsam? Ir geltono arkliuko ir dar lego. Arkliukas ir lego, daugiau dar klausim. Vienaragio polio ir ledo šalies. Na, kalėdis senis turėtų spėtą į 9 metų. Oras su pulteliu. Oras su pulteliu. Aš noriu lego undinės. Lego undinės. Klausom dabar mūsų dar vienos viršūnės. Kėdutės savo žaisliukai. Kėdutės savo žaisliukai. O čia Betmanas stovi ir mane tampo visą vakarą. To norėtum gauti. Lego visi vaikai. Tai ką, bandom, tas dovanas pradėsi. Klausom dabar vadovės. Aš tik noriu paprašyti vaikučių, paklausykit prašau. Mes visi Kalėdų senelio visi laukiam, ne tik vaikai, bet ir suaugę visi laukiam, ar ne? Nes, šventės yra toks metas, bet būna labai liūdna, kad kai Kalėdų senelis išdalina dovanas, jis išeina visiškai vienišas ir nei kas jam pamojuoja, nei paploja, visi užsiėmę savo dovanom. Tai pabandykim šį kartą padaryti taip, kad kai senelį mes išlydėsim, kad mes jam palinkėtume gero kelio, pamojuotume, paplotume, kad jis atvyktų pas mus ir kitais metais. Ar sutarėm?